Išvados iš tiesos apie bažnyčią kaip mistinį Kristaus kūną. Mūsų vienybė su Kristumi jo mistinėme kūne remiasi dogma apie šventųjų bendravimą. Teisieji, gyvenantis čia žemėje, sielos skaistykloje ir šventieji danguje, sudaro Kristaus mistinį kūną. Visi turi dalį jo gyvenime, yra nuolatinėme Kristaus poveikyje ir privalo vienas kitą mylėti, vienas kitam padėti, kaip to paties mistinio kūno nariai. Dėl to šventasis Paulius rašo: jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Taigi visi krikščionys yra broliai, nes visi yra to paties dangiškojo tėvo vaikai, to paties viengimio jo sūnaus įbroliai. Nėra tarp jų daugiau nei žydo, nei graiko, nei laisvojo, nei vergo. Visi esame solidarūs ir kas naudinga vienam, yra naudinga ir kitam, nes nežiūrint dovanų ir pareigų įvairumo, visas kūnas turi naudos iš to, kas yra gera kiekviename jo naryje, taip ir kiekvienas narys turi naudos iš to, kas yra gera visame kūne. Dėl to ir Kristus galėjo sakyti, kad ką padarėte vienam iš šitų mano mažiausių brolių, man padarėte. Juk kas galvos, tai ir kūno, ir kas kūno, tai ir galvos. Iš Šventojo Pauliaus mokymo apie bažnyčią kaip Kristaus mistinį kūną seka, kad ir galva tam tikra prasme yra reikalinga kūno, o ne vien kūnas reikalingas galvos. Jis rašo: jis davė jį galva visai bažnyčiai, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visą visame pripildo. Viešpats Jėzus, nors savyje yra tobulas, bet, kad sukurtų savo mistinį kūną, yra reikalingas žmonių. Šiuo atžvilgiu nepakanka jam paties savęs, bet jis yra reikalingas mistinio kūno bei jo narių, kad galėtų tęsti žmonijos atpirkimo darbą iki pasaulio pabaigos, kad visą su savimi sujungęs duotų savo tėvui garbę visos kūrinijos vardu ir visa kūrinija jame ir per jį tinkamai garbintų savo kūrėją ir geradarį. Tad, rašo Oljė, atiduokime savo sielas Kristaus dvasiai, kad jis mumise augtų. Jei atidavusieji yra tinkamai nusiteikę, jis plečiasi, auga, keroja jų širdyse. Jis kvepia juose dvasiniu patepimu, kuriuo ir jis pats yra pateptas. Tai būdas, kuriuo galime ir turime papildyti mūsų išganytojo kančią savyje, o šis kančios papildymas išplinta į jo mistinio kūno narius laike ir erdvėje. Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už juos ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia.